Didžiausia problema yra tas pats, kas galioja ir implantams, tai yra dantų praradimas ir dažniausiai, jeigu kalbėtume apie jauną amžių, jaunus pacientus, dantų nevalymas. Šešti krūminiai dantis, pirmi krūminiai dantis, šešiukės, mes gydytojai taip vadiname, jie yra prarandami pirmiausia. Kodėl? Todėl, kad jie išdygsta pirmiausiai. Paprastai vaikas įgūdžių gerų valyti neturi, jie sugenda pirmiausiai, juos ištraukia pirmiausiai. Va šitose vietose mums reikia dantų, reiškia dažniausiai jaunam amžiui atstatyti. Kalbėdami apie vyresnio amžiaus žmonės, tai dažniausiai, jeigu žmogus prisižiūri save nuo pat jaunystės, tai jisai negalėčiau pasakyti, kad turi tų problemų. Iš esmės, aš labiau sakyčiau, kad tai yra žmogaus priežiūros ir valymo, dantų, reiškia valymo pasiekmė. Jeigu žmogus neprižiūri savo dantų, jeigu jisai jos netinkamai prižiūri, tai dažniausiai jisai turi problemų. Ir šiandien dienai mes ir su gydytoju Algirdu esam pastebėję ne kartą, kad jeigu žmogus neprisižiūri, nevalo dantų, tai ar dantis, ar implantai, jis greičiausiai jų gali netekti. Tai yra labai svarbu, nes dantis anatomiškai yra netgi labiau apsaugotas negu pats dantų implantas. Tai šitoje vietoje nuo gydytojo dar ne viskas priklauso. Dar priklauso, kad įdėti dantis būtų prižiūrimi. Ir šitoje vietoje vokiečiai labai mėgsta juokauti. Sako, jie turi tokį terminą, dritte Zähne, reiškia tretieji dantis. Tai jeigu jums davė trečius dantis, tai jums trečias šansas juos išlaikyti, bet jūs turite dėti dar daugiau pastangų. Tai yra nuo priežiūros. Kalbant apie vyresnio amžiaus žmonės ir netgi galbūt nereiktų sakyti vyresnius, ir žiūrint iš protezavimo perspektyvų, šiandienai mes matome šito didelio gyvenimo tempo lėkimo problemas, kada žmonės maitinasi ne visiškai sveiku maistu. Visi angliavandeniai šitie mūsų, reiškia, greitas maistas, jie labai duoda apvelę dantis. Mes turime daug pusfabrikačių ir dantis sunkiai patys apsivalo. Reiškia, jeigu mes laikomės tų pačių higienos įpročių, tikėtina, mes turėsime problemų. Tai dėl mitybos. Kitas dalykas, dėl greito bėgimo, streso, mes laikome savo dantis labai stipriai sukandę ir mes dažnai pastebim, kad tie dantis yra nudilę, sužemėjęs jų aukštis. Gali būti žmogus ir nepraradęs ne vieno danties, bet tas nudilimas jau jam duoda, kad jis neturi estetiškos gražios šypsenos. Jeigu jis yra, kaip mes ir prieš tai kalbėjome, dėl šeštų dantų netekimo, jie yra krūminiai dantis labai svarbus sukandimo aukščiai, tai reiškia, tie procesai dilimo mažėjimo vyksta dar greičiau.